man atrodo, po VGT sprendimo, kurį irgi reikėjo suplanuoti. Žiūrėkit, mes darom VGT sprendimą prieš šventes, pasibaigus jau baigiantis rudens sesijai. Ir tada mes padarę sprendimą atvažiuojam ir taip neaišku iki galo, ar daliai bendruomenės, daliai iš visų bendruomenės susijusių asmenų pristato. Mano požiūrį reikėjo važiuoti tiesiai pas žmonės. Žinot, ką liečia tiesiogiai, tie visi dalykai, pasianalizuoti iš anksto, 13 sodybų savininkų poligono teritorijoje, manevro teritorijoje kiti ir jau pasidėlioti normalų motyvacinį paketą, kuris mano požiūrį dabar yra solidus, bet jis solidus tapo sausio pabaigoje, vasario pradžioje, galėjo jau turėti jau gruodžio mėnesį, jeigu norėjai startuoti gruodžio mėnesį arba šiek tiek lūktelt, važiuoti ir kalbėtis tiesiog. O po to jau eiti į bendruomenės rūmus ir ten jau galima buvo kalbėti apie kitus svarbius dalykus, kur mes matėm, kas vyko. Be, šičia yra kriterijus realiai visuomeniai, kur yra debiliška. Kad turėjai iš karto ateiti su tobulų planų, žinai, ir tam, kad neužsitrigerintų visuomenė, kad nesikeltų ten šurmulys. Jo, super. Mes norėtumėm, kad politikai kuo būtų protingesni ir ateitų iš karto su gerai paruoštais projektais, žinoma. Bet aš net nemastau taip gal. Nes, tu tada turi suprasti, kad jeigu tu kažkada balsuosi už kitus politikus, jie irgi taip pat susimaus. Man atrodo, čia svarbiau yra, kaip tu tą procesą tada darai ir ar galų galia prieini prie teisingo sprendimo. Tipo, man tas, vis tiek svarbiau yra. Man atrodo, tai yra realiau, negu tikėtis, kad politikas šitą padarys pirmą kartą gal darantis ir panašiai. Nes mes sueinam, jeigu mes turėsim tokį kriterijų, kad politikas turi atnešti, kaip Kasčiūnas pasakė, tipo, mes galim tikėtis to, bet, įsivaizduoju, kad koalicijos partneriai būtų kaip Laisvės partija kokie. Nauji, kur, tiesiog gal nemoka dar to darbo politinio taip gerai atlikti. Jie turės tą išmokti. Ir jeigu mes taip stebėsim, žinai, paskui ir nusivilsim, kad čia jie padarė blogą projektą, neapgalvojo klaidų, padarė, nebebalsuosim viską, bet tu neduodi tą laiko ir išmokti. Actually, nes jo, plus geras argumentas, neaišku, ar Kasčiūno siūlymas būtų geriau veikas. Dabar mes turim tą hindsight 2020 ir gal ten būtų kitos problemos skiria, Bet ne, aš manau, kad būtų geriau, nes, man atrodo, logiškiau biškai būtų taip daryti. Bet tu, niekad nežinai, bet čia, man atrodo, svarbesnis dalykas yra, ar paskui dirbi ir ar paskui iš tikro geresnį sprendimą priemi. Dabar šituo atveju, man atrodo, jie gan neblogai dirba. Man atrodo, sprendimas, čia, kaip sako, tas kompensacinis visas metodas, kad 5 metai ten ir užšaldys, kaip tas viskas. Man atrodo, čia yra fine. Yra, pats procesas visą laiką nori, kad būtų geresnis, bet yra procesas ir panašiai. Dėl kokio nors LRT, pavyzdžiui, ten ir atnešė blogą projektą, tragediją, ir tada pats procesas tragiškas, rezultatas tragiškas. Tai, jie parodo, kad tų sprendimų vienoje temoje gal ir priims vieną kitą ten normalesnį, bet aš kalbu apie socdemus ir valdančiosius. Daugumą atveju tas procesas nėra geras pas juos. Ypač, kad tiek daug melo ir komunikacijų yra. Bet jo, vien tas aš gal jo pakomentavau, kad tas Kasčiūno idėja, kad jau būtumėm tai padarę, tai būtų geriau ir panašiai. Gal, bet tai nėra pagrindinis kriterijus, kurio aš tikėčiaus, čia žinai. Lygiai taip pat, kaip aš ir nesitikėčiau iš politikų, kai mes kalbam apie ten, kaip ištaiso kokias klaidas, ten pas konservatorius kas nors drama kokia nors, ten Navickienės skandalas ar dar kažką. Ir mato, Šimonytė gina ją. Gina Šimonytė ją. Tuo tarpu, kas iš tikrųjų nutinka, tu tikėtumės, kad ministras gins. Čia viskas tvarkoj, bet tada, kai daugiau informacijos atėjo ir problema buvo išspręsta. Ir galų gale Šimonytė pasakė, kad gal per daug sau leidau pasakyti, man atrodo, taip jin pasakė, kai ten, sako, atsistatydinsim visi, pripažino, kur gal ne taip pasakė viską. Procesas buvo. Buvo pripažinimas, kur gal nesąmonę padarė, buvo tada daugiau informacijos atėjus pataisyta, ir pati trajektorija, ir kaip buvo išspręsta. Tos ministrės nebėra, už žodžius kaip ir atsakai ir viskas. Tada tu žiūri socdemus. Jokios atsakomybės už nieką, procesas sulaužytas, jeigu ne dar blogesnis būna. Tie, kurie turi būti teisiami, nėra teisiami, atsakomybės visiškai išvengia ir socdemams vienodai. Tipo, visai kitas kalibras. Tai kai sakom, kad jie kažką, žinai, blogo padaro arba neteisingai sprendimus priema, mes net negalim lyginti su, ten Šimonytė buvo, žinai, Navickienės skandalas. Ne, nes buvo ir procesas kitoks, ir pats rezultatas kitoks buvo. Čia gal išsiplečiu, bet jo, tas kaip lyginam, nes aš visą laiką galvoju, realiai turbūt dažniausiai mintis būna, kai teisius socialdemokratus ar Nemuno Aušrą už kažką ten
kas būtų, jeigu konservatoriai, Laisvės partija ir liberalai būtų, ar aš tada norėčiau jas ginti? Nes jeigu norėčiau ginti, tada klausiu savęs, kodėl, ir mėginu išsiaiškinti, kas iš tikro, tas kriterijus yra, kurį vertini. Nes tas kriterijus, kad turi atlikti tobulą darbą, nuo pat pradžių atnešę tobulą projektą, nėra racionalus. Ir aš savų irgi nelaikyčiau prie tokio standarto, už kurios aš balsuočiau. Tai lygiai taip pat ir socdemai, aš dėl to, čia nelaikau, kad jie čia gal atnešė netobulą ar dar ką projektą, bet panašu, kad vėliau tą projektą jie vysto gan normaliai, tipo.